Sveiki visi susirinkę ir ačiū Jums labai, kad susirinkot. Šiandien dėl netikėtų sveikatos problemų, jeigu aš teisingai supratau, likome be kai kurių kalbėtojų. Tai būsime dar trumpiau negu planavom. Aš visada raginu neužtęsti su akcijomis ir šį kartą tikrai turbūt neužtęsime. Susirinkom čia, jūs tai žinot kodėl, bet ne vien susirinkusieji girdi. Susirinkome todėl, kad Seimas, ypač Seimo valdantieji, yra ryžtingai apsisprendęs naikinti savarankišką Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrą, kurį mes įpratę vadinti tiesiog genocido centru. Kai sakom naikinti, skamba gal taip pompastiškai ir išpūstai, bet jeigu jis nebus savarankiškas, tai jo faktiškai nebus visai. Kodėl tai svarbu? Ar mes būtume susirinkę čia šiandien, jeigu tai būtų tiesiog vadybinis klausimas, kur yra atimamas kokios nors įstaigos savarankiškumas, daroma reforma? Aišku, ne. Yra daug klaidingų reformų, bet dėl jų protestai nevyksta. Šiandien vyksta jokių būdų ne vadybinė reforma, vyksta politinė reforma, kuri iš esmės nukreipta į Lietuvos istorijos perrašymą. Perrašymą labai įdomiu būdu. Nukapojant rankas vieninteliai, o jeigu ne vieninteliai, tai reikšmingiausiai institucijai, kuri tą Lietuvos laisvės kovų istoriją gina. Ir svarbiausia, ką šitoj temui turim suprasti ir visiems pasakyti, kai klausia ir kai neklausia, yra tai, jog visus šmeižtus, kuriuos šiandien pila ant Lietuvos laisvės kovų dalyvių, mes girdėjom sovietmečiu. Mes išmokom sovietmečiu. Vieni juos patyrė tiesiogiai, tada kiti išmokom iš istorijos vadovėlių, filmų ir taip toliau, bet mes visi puikiai žinom, kad šiandien skambantis laisvės kovotojams kaltinimai turbūt visi be išimties gimė sovietmečiu. Ir buvo skirti represijams pateisinti, okupacijai pateisinti ir nusikaltimams atplauti. Tada mes išgirdom ir šiandien vėl girdim, kad partizanai buvo banditai, iš esmės kriminaliniai nusikaltėliai, kurie savo siautėjimui, o ne kažkokiai kovai už Lietuvos nepriklausomybę ėmėsi to, ko ėmėsi, išėjo į miškus ir buvo represuojami. Tada išgirdom ir dabar vėl girdim, kad Birželio sukilėliai 41-ųjų pirmo antisovietinio pasipriešinimo dalyviai buvo neva nacių kolaborantai ir holokausto dalyviai. Neva jie siekė ne nepriklausomos Lietuvos, o nacių valdomos Lietuvos, neva jie palaikė tas idėjas, neva jie vykdė nusikaltimus, arba jeigu ne, tai bent jau juos palaikė, kaip yra kaltinamas pavyzdžiui Kazys Škirpa. Ir šiandien mes vėl girdim tą patį. Deja, tiek iš Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės, tiek iš įvairių asmenų Lietuvoje, tiek ir privalom atkreipti dėmesį ir atkreipti kitų dėmesį, girdim tai iš Kremliaus. Girdėjom prieš invaziją Ukrainoje, girdėjom dar prieš Krymo okupaciją ir ypatingai girdim dabar. Kai yra juodinami tokie asmenys kaip Škirpa, Noreika, Brazaitis ir kiti, ypač susijęs su sukilimu, daugybė lietuvių susigūžė ir sako, taip, gal čia kontroversiška, gal čia neaišku, gal iš tikrųjų negalima gerbti ir reikia gėdytis. Kiekvieną tokią akimirką Kremlius laimi. Laimi informacinį karą prieš Lietuvą, kuri net nesigina labai dažnai. Atitinkamai, kai yra puolami, o yra puolami partizanai, Ramanauskas, Vanagas, Lukša, Daumantas, kiti, mes pakankamai daug apie juos žinome ir drįstame juos ginti. Dauguma drįsta juos ginti. Ir tada dažniausiai Kremlius pralaimi. Tai štai genocido ir rezistencijos tyrimų centras yra ta institucija, kuri šito skirtumo nedaro. Ji valingai drįsta ginti visus Lietuvos laisvės kovų etapus nuo sovietinio kremlinio melo, kurį ir šiandien Kremlius kartoja. Kartoja pats, kartoja kitų rankomis. Mūsų reikalas yra nuo to gintis. Esmingas puslapis šitos kovos istorijoje buvo prieš keletą metų genocido rezistencijos tyrimų centro paskelbta išvada, pažyma apie Kazio Škirpos asmens vertinimą, apie jo gyvenimo kontroversijas. Ta pažyma buvo skųsta Lietuvos teismams, vieno didžiausių tarptautinių Lietuvos šmeižikų, Granto Gocheno, deja vis dar Lietuvos piliečio. Ir tie teismai buvo pralaimėti. Genocido centras laimėjo tuos teismus ir apgynė ne tik Lietuvoje, prieš visą pasaulį apgynė Lietuvos laisvės kovų atmintį, nes
Kai puolamas Škirpa, puolamas ne tik Škirpa, puolamas sukilimas, vadinasi, puolama visa antisovietinė rezistencija. Sunku įrodyti, bet drįstu spėti ir teikti, kad tas epizodas, tas teismo procesas, kuriame genocido centras atsilaikė ir atstovėjo, yra vienas pagrindinių motyvų, kodėl su centru reikėjo susidoroti. Vienas to susidorojimo etapas buvo bandant atsikratyti ankstesnio vadovo ir tai sėkmingai pavyko. Manau, tikėtasi, kad naujas vadovas bus lengviau valdomas, bet pasirodo nėra lengviau valdomas, pasirodo vis tiek reikia toliau karpyti sparnus ir savarankiškumą genocido centrui, reikia paversti į marionetę ir būtent tam yra daroma ši, nežinau ar be kabučių galima sakyti, reforma. Joje yra daugybė dalykų, bet svarbiausia šis. Šia reforma yra sukuriama išorinė taryba, kuri nestebėtų, o valdytų. Iš esmės valdytų genocido centrą. Jos galios yra labai didelės, su jomis galima susipažinti skaitant, bet esmė čia yra būtent tokia. Ji politizuotų genocido centrą, nors dažnai sakoma priešingai, todėl kad būtent politinės institucijos, Seimas, prezidentūra, vyriausybė skirtų daugumą tos tarybos narių. Galiausiai dar vienas epizodas, į kurį privalom atkreipti dėmesį. Kaip taisyklė, dažniausiai tie, kas kritikuoja genocido centrą kaip neva turinti vadybinių problemų, blogai valdoma, blogai tvarkoma, neefektingai dirbanti ir visaip kitaip reikalinga šios reformos, tuo pačiu metu, jeigu jų paklausi, o jų paklausia, ką mano apie tuos rezistentų puolimus, apie centro poziciją ginant rezistenciją, Birželio sukilimą, kitus etapus, jie išsako tą iš esmės Kremliaus poziciją, kartais švelnesniais žodžiais, bet iš esmės Kremliaus pozicija. Taigi, ne 100%, bet didžiulė dalimi, tie, kas puola genocido centrą, tie puola rezistenciją. Tie, kas palaiko šitą reformą, tie palaiko puolimus prieš rezistenciją. Mes negalim šito nematyti ir mes kaip mąstantys žmonės negalim klausti, iš kur šitas sutapimas. Viename iš plakatų šiandien aš žinau ir noriu atkreipdėmėsi, nes turbūt tai nėra pats garsiausias žmogus pasaulyje, yra istorikas Nerijus Šepetys. Aš sakyčiau, tai yra simbolinė figūra iš šios dienos istorikų aršiausiai, be jokių skrupulų ir susilaikymų viešumoje puolantis genocido centrą ir puolantis lietuvių antisovietinę rezistenciją. Jeigu norit sužinoti, kokia yra nuoširdi diplomatijos ir subtilumo neužtušuota centro kritikų pozicija, pasiklausykit, panaršykit internete, ką apie centrą šneka Vilniaus universiteto istorikas Nerijus Šepetys. Rezumuojant, reikia pasikartoti. Mes šiandien susirinkom apsaugoti genocido ir rezistencijos tyrimų centro savarankiškumą. Jeigu savarankiškumas bus atimtas, bus sunaikintas faktiškai pats centras. Lietuvos laisvės kovų istorija tada jau rašys galutinai nebe Lietuva, o Vanagaitė, Kuklianski, Kremlius, kiti veikėjai, kurie jausis padrąsinti ir įgalinti tą daryti. Visiems turėtų būti girdėta frazė, tik tauta, kuri pati rašo savo istoriją, yra laisva tauta, o kuri nerašo, už ją tą parašo kiti. Dažniausiai suinteresuoti jos priešai. Mes, čia esantis laisvi žmonės, norim išlikti laisva tauta ir norim, kad Lietuva toliau pati rašytų savo istoriją ir pirmiausia laisvės kovų istoriją. Todėl sakom Seimui, kuris šiandien už mūsų čia posėdžiauja, nedrįskit balsuoti už šį projektą. Mes žinom ir mes garsiai sakom, tai yra projektas sunaikinti savarankišką genocido centrą ir savarankišką tiesą ginančią Lietuvos istoriją. Ačiū Jums dar kartą, kad esat čia. Ačiū tiems Seimo nariam, kurie ras sąžinės ir padorumo vis dėlto mus išgirsti.